taip matyti jūsų susirinkimus. Ir labai skirtinga auditorija, nuo jaunų žmonių iki Klaipėdos universiteto vadovų, savivaldybės vadovų. Ir šiandien mūsų neakademiškų pokalbių tema apie asmenybę, kuri tam tikrų Lietuvai laikotarpių iš tikrųjų padarė didelį žingsnį, kad būtent šitas mūsų kraštas būtų lietuviškas, kad šiandien mes turėtume uostą, kad mes turėtume gerą ryšį su pasauliu tiek ekonominė prasme, tiek kultūrinė prasme. Ir tikriausiai niekas negalėjo įsivaizduoti, kad tokią Klaipėdą mes turėsime. Kada ordinas pastatė pilį, pirmąją Memelio pilį, praėjo daug šimtmečių, kol Lietuva ryžosi šitą kraštą ir diplomatiniam, ir kariniam priemonėm susigrąžinti Lietuvai. Ir tai neįvyko be tų žmonių, kurie neplanavo, neprojektavo tokio veiksmo. Mes tikrai praeitais metais, 23 metais paminėdami Klaipėdos krašto atgavimo šimtmetį, minėjome daug garbingų pavardžių, kurios vadovavo sukilimui, kurios kovėsi, prisiminėme tos žmonės, kurie žuvo už būtent šito krašto atgavimą. O šiandien norėtumėm kalbėti apie asmenybę, kuri projektavo, buvo kaip ateities architektas arba, man norisi jį vadinti politikas vizionierius, nes dėja įvairiais laikmečiais ne visi politikai tampa vizionieriais, kurie galėtų suprojektuoti kelis šimtmečius arba netgi šimtmetį į priekį ir įsivaizduoti tam tikrą veiksmą, kuris nepasiekiamas per vieną dieną, kuris nepasiekiamas per savaitę, per mėnesį. Tiesiog reikia daug pastangų, tiek politinių, tiek fizinių žmogiškųjų išteklių rasti savyje, sukurti komandą aplinkui save, kad tokius veiksmus būtų galima padaryti. Tai šiandien kalbėsime mes apie iškilų žmogų, kurio asmenybė yra įamžinta ir Klaipėdos universitete, ir mes turime šiandien čia susirinkusią Ernesto Galvanausko mokyklos bendruomenę. Kalbėsime apie politiką, vizionierių, diplomatą Ernestą Vasiliauską. Ir šitą datą mes pasirinkome ne šiaip savo. Ir šitą asmenybę ir šitą datą mes pasirinkome ne šiaip sau, nes 2020 metais Lietuvos Respublikos išrinkti Lietuvos Respublikos Seimas susirinko į steigiamąjį Seimą 20 metų gegužės 14, 15, 16 dienomis, kai tuo metu Lietuvos Respublikos vyriausybei vadovavo, dabar jau teisingai ištarsiu, Ernestas Galvanauskas. Ir tai buvo reikšmingas įvykis Lietuvai, perinant prie demokratinės Lietuvos. Buvo kalbama ir apie konstituciją, ir ne tik kalbama apie lito įvedimą, žemės reformą ir daugelis kitų svarbių dalykų. Būtent įvyko Lietuvos Respublikai vadovaujant ir būnant ministrų pirmininku Ernestui Vasiliauskui. Ir mes manome, kad šiandien šios asmenybės įvertinimas nėra pakankamai įvertinta šitą asmenybę, todėl pakvietėme jūs dar kartą sugrįžti į tą laikmetį, dar kartą įvertinti šitą asmenybę, prisiminti, pakalbėti apie ją ir galbūt čia esančius įkvėps mums ne tik prisiminti, įamžinti jo kaip asmenybės indėlį Klaipėdos kraštui, bet galbūt ir pagimdys naujus vizionierius, naujus politikus, kurie taip pat galbūt sugebės numatyti Klaipėdos ateitį dar šimtmečių, gal keliais dešimtmečiais į priekį. Tai niekas už tai geriau negalėtų padaryti, kaip mūsų svečiai, kuriuos aš noriu pristatyti. Tai Alfonsas Eidintas, istorikas, rašytojas, diplomatas, Vilniaus universiteto profesorius,
habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 93–97 metais buvo pirmasis Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose. Iki 2019 metų Lietuvos ambasadorius įvairiose pasaulio šalyse, tai reiškia 26 metai diplomatinio darbo, jeigu teisingai suskaičiau, yra taip pat, būtent profesorius yra parašęs ir monografiją Ernestas Galvanauskas. Bei mūsų Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, universiteto profesorius Vasilijus Safronovas šiandien padės prisiminti šitą asmenybę ir man užduodant ir jums užduodant tam tikrus klausimus, nes stengsimės apie tai giliau sužinoti. Gerbiamus svečius, kviečiu užimti šitą garbingą vietą. Aš tiesiog būsiu toksai migruojantis moderatorius ir jūs, kai man pritrūks žodžių, jūs man padėsite, aš galbūt prieisiu prie kiekvieno iš jūsų, kai kurie norės paklausyti netgi eigoje kažkokį klausimą, arba pasibaigus mūsų diskusijai. O kad tai būtų galima pradėti, aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo asmenybės, kuri jau pradėjo formuotis dar ankstyvaisiais metais, tiek studijuojant, tiek dalyvaujant 1905 metų Lietuvos Respublikos atkūrimo laikmečių renkantis tarybai. Tai kreipsiuosi į profesorių Alfonsą. Ne Vasiliauską. Kad žmogus, kuris rašė monografiją, tyrinėjo daug archyvų, pravertė ne vieną laišką ir niekam kitam tikriausiai negalima taip giliai suprasti ir įsivaizduoti tos asmenybės, kuris susiformavo dar ankstyvoj jaunystėje. Tai kaip jūs matote, kokį jūs matote jauną Ernestą Galvanauską? Labą dieną, ar girdisi kas nors? Gerai? Dabar turėtų girdėtis. Taip, tai trumpai tariant, žinoma, kadangi laiko nemarios, o kalbėti yra daug apie ką, neseniai parašiau knygą apie Galvanauską kaip 4 kart premjerą Lietuvos, 3 kartus užsienio reikalų ministrą, kaip mūsų 3 metus dirbusi pasiuntiniu arba ambasadorium Londone. Ir gal Vasilijus Safronovas geriau net žino, ką čia darė Galvanauskas Klaipėdai po 27 metų. Tai daug darbų padarė Klaipėdos miestui. Bet mano toks fokusas buvo į tai, išryškinti norėjau Galvanausko kaip valstybininką. Ir kada savo įsiriškinau aš jį, taip savo ir pasidariau tokia išvada, kad toj Lietuvos politikų lentynoj Galvanauskas stovi drauge su Smetona iš prieškario Lietuvos. Pagal nuveiktus darbus, svorį, žinoma, skirtingas sąlygas ir pažiūras ir panašiai, bet Galvanauskui prioritetas, kad jis laikėsi demokratinės santvarkos principų ir jie neturėjo gerų santykių tarpusavy. Tai irgi pilnai suprantama, bet jeigu bus proga. Tai jaunas jis buvo energingas ir man svarbiausia pasakyti jums, kad šiais metais vieningai švęsime Vilniaus didžiojo lietuvių Seimo sukaktį 120 metų. Tai ten pirmą kartą Galvanauskas pasirodo kaip visuomenės veikėjas, jau ne tik valstiečių maištininkų reikalaujančių savo kalbos teisių, raštvedybos teisių valsčiuose reikalaujančių
ganyklų ir taip toliau savo interesų. Jis tą organizavo platų valstiečių sąjūdį, daugiausia Biržų, Panevėžio rajone. Jis iš Biržų yra kilęs. Ir atsirado ir įkūrė Lietuvos valstiečių sąjungą. Tokia partija, kaip ir, kuri vėliau mutavo į valstiečius liaudininkus. Tai va čia ir, žinoma, jis buvo persekiojamas po revoliucijos nuslopinimo. Jis buvo Peterburgo Kalnų universiteto, kalnakasybos gal tiksliau būtų lietuviškai sakyti, vieno iš prestižiškiausių Sankt Peterburgo aukštųjų mokyklų studentas su labai gražia uniforma, kurios Lietuvoje rusų žandarai įsigasdavo, nes neaišku buvo kokio kalibro čia veikėjas. Prieš juos atsistojo už valstiečius kalbėti. Iš tikrųjų, puošni nuostabi uniforma, studentai labai aktyviai dalyvavo revoliucijai. Bet po nuslopinimo jis iš Peterburgo turėjo dingti į Suomiją, o iš Suomijos į Liežą, Belgiją, ir ten baigė universitetą, pabaigė savo studijas kalnakasybos ir pabaigė elektrotechnikos, Montefiore elektrotechnikos institutą, žodžiu, du aukštuosius išsilavinimus įsigijo, plataus profilio inžinierius ir gyveno migracijoje, gyveno Serbijoje, dirbo prancūzų kompanijoje iki pat Pirmo pasaulinio karo pradžios. Tai nuo 1908 iki 19 metų Galvanausko Lietuvoje nėra. Jūs kalbėjote apie Lietuvos tarybą, man buvo keblu, atvirai pasakius, reikėjo šokti į visai kitas sferas, nes aš esu, atsiprašant, Lietuvos tarybos specialistas ir pirmųjų Lietuvos vyriausybių išleidęs dokumentų rinkinių, ir man ten labai lengva būtų buvę doroti su vienu iš Lietuvos tarybos narių biografijų. Galvanausko nebuvo Lietuvoje, nebuvo jo ir Rusijoje, kur atsitraukė beveik 300 tūkstančių lietuvių, ir iš tų 300 tūkstančių 3 gimnazijos jau 40-metį tie špokiukai tampa net užsienio reikalų ministrais, pavyzdžiui, Stasys Lozoraitis, tie gimnazistai. O kai kurie, Sniečkus, netgi vadovauja pogrindinė Lietuvos kompartijai. Tai va tokie dalykai. Tai Galvanauskas nebuvo ten. Jis gyveno emigracijoje ir jo daugumą metų jis pragyveno dėja emigracijoje, bet 19 metais jis grįžo į Lietuvą. Tai gal trumpai tariant taip į tą klausimą atsakant, nes čia jau paskui, kai prasidės monologas, tai visiems bus labai nuobodu. O dabar norėčiau kreiptis į profesorių Vasilijų Safronovą. 1927 metais Galvanauskas atvyksta į Klaipėdą. Kaip vertinate šitą žingsnį? Kodėl tai? Nuomonių yra visokių vertinimų taip pat, kada lyg ir vertinama, kad galbūt jisai yra ar švelniai prastumiamas nuo politikos ir atsiranda Klaipėdoje. Kaip jūs vertinate tą laikotarpį, kurio 27 metai Lietuvoje, ir kodėl Galvanauskas renkasi tada Klaipėdą? Taip, sveiki. Čia turbūt galima kelias versijas pateikti atsakant į šitą klausimą, kodėl Ernestas Galvanauskas yra Klaipėdoje. Viena versija gavo paskyrimą, tai yra jisai tapo uosto direkcijos prezidentu. Klaipėdos uostas buvo tarpukariu valdomas 5 tokių žmonių direkcijos, į kurią skyrė kelis atstovus Lietuvos valstybė, Klaipėdos krašto direktorija, Tautų sąjunga, tai žodžiu Lietuvos valstybė paskyrė Galvanauską. Prieš tai Galvanauskas buvo, kaip kolega sakė, pasiuntiniu arba ambasadoriumi Londone. Tai va, iš Londono jis persikėlė į Klaipėdą. Kodėl? Galima pasakyti, sekė Naruševičiaus pėdomis, nes Naruševičius prieš tai buvo ambasadorius Londone, o paskui tapo pirmuoju Klaipėdos uosto, ne pirmuoju, bet antruoju Klaipėdos uosto direkcijos pirmininku prieš Galvanauską. Bet kitas turbūt atsakymas yra, čia kolega Alfonsas Eidintas sakė, kad jisai
Ernestas Galvanauskas gali būti prilyginamas Smetonai ir stovėjo greta, tai aš taip iškart pažiūrėjau ir man atrodo, jis nestovėjo greta, nes kaip tik Smetona sakė, kad tu gal važiuok čia iš tą Kauną. Jo. Tai čia turbūt ir yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tokio kalibro politikas, kuris 4 kartus vadovavo prieš tai vyriausybei, faktiškai buvo pagrindinis žmogus po Voldemaro Paryžiaus taikos konferencijoje Lietuvos delegacijoje, jo dėka Klaipėda tampa Lietuvos dalimi ir taip toliau. Nu, žodžiu, tikrai reikšminga figūra, bet 27 metais po valstybės perversmo, kuris vyksta 26 metais gruodį Kaune, jam ten vietos nebeatsiranda iki pat 38-39 metų ir visą tą laiką jis leidžia Klaipėdoje, kuri tuo metu yra autonominė Lietuvos dalis, čia yra rinkimai vis dar, čia ne taip karšta kaip Kaune. Dėkui. Ernestui Galvanauskui, kai atvyksta į Klaipėdą, 45 metai. Patirtis didžiulė, kelis kart Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, diplomatinė patirtis didžiulė. Dabar kreipsiuosi į profesorių Alfonsą Eidintą ir norėčiau paklausti, vis dėlto jo atvykimas į Klaipėdą dar tokiam laikotarpiu, darbingam 47 metai, suburti aplinkui save žmonės, kurie taip pat patikėtų ir pradėti pirmosius žingsnius Klaipėdos uosto reorganizavimui, pertvarkymui, kada berods valstybė skiria didžiulius pinigus, 141 milijoną buvo skiriama iš valstybės ir apie 30-40 milijonų privatus verslas yra įdėjęs būtent tuo laikotarpiu į Klaipėdos uostą. Kodėl ėmėsi ir kokius jūs čia matote esminius tokius žingsnius arba esminius pasiekimus Galvanausko Klaipėdoje? Visų pirma, aš norėčiau pažymėti Galvanausko patirtį ir jis buvo iš tikrųjų vizionierius, jis mąstydavo, kaip čia viskas gali vystytis toliau, jis strateguodavo tame tarpe ir tą patį Klaipėdos prisijungimą. Galvanauskui Klaipėda nebuvo naujiena jau dirbant Paryžiui 19 metais Lietuvos delegacijų prie Paryžiaus taikos konferencijai. Todėl, kad visa medžiaga iš Kauno, mažlietuvių reikalai, mažlietuvių rezoliucijos mažosios Lietuvos, ėjo tiesiai delegacijai Paryžiui. Reikėjo kapotis dėl Lietuvos sienų ir be abejo tų, į kurias Lietuva pretendavo, kur gyveno lietuvių. Tai vakaruose lietuviai gyveno daugiausiai rytų Prūsijoje ir imant, kaip sakant, tikslas buvo Priegliaus upė čia pretenduoti, o rytuose Vilnius ir Vilniaus kraštas turėjo priklausyti. Tai tuose dviejose klausimuose, man atrodo, daugiausiai Galvanauskui ir teko prarasti savo plaukų. Todėl, kad jis buvo pagrindinis derybininkas dėl Vilniaus priklausomybės Lietuvai, Hymanso planas ir derybos su sąjungininkais, su Lenkija taip pat. Ir po to, kai jau Klaipėda po sukilimo, sakant, turėjo gauti statusą kokį nors, tai Galvanauskas vedė sunkias darybas su santarbininkais, su Tautų sąjunga, su ambasadorių konferencija ir pareigūnais dėl Klaipėdos krašto konvencijos. Tai gerai žinodamas situaciją, o ko nežinodavo, jis tuoj pat išmokdavo, žiūrėkit, kaip visi mėgsta Lietuvos politikai sakyti, žiūrėkit. Jis nelabai žino, jis žino Klaipėdos tarptautinę situaciją, kaip tas klausimas atsirado, kaip Klaipėdos kraštą atskyrė nuo Vokietijos karą pralaimėjusio sąjungininką ir net pažadėjo taip netiesiogiai, kad kai Lietuva taps pripažinta tarptautiniai kaip valstybė, de jure reikėtų perduoti Lietuvai, kuri neturi uosto, čia gyvena lietuvių daug. Tai Galvanauskas, žinodamas tą patirtį, jis tęsė visą laiką šitą liniją.
Ir jam nebuvo naujiena Klaipėdos krašto reikalai. 20 metai, 920 metai. Aš vis tą kišu savo rašiniuose. Kovo 20 dieną. Mažosios ir didžiosios Lietuvos susijungimas Kaune. 20 metais čia ateina jau sąjungininkai po truputį paimti iš Vokietijos kariuomenę išvesti ir prancūzų tą dalinį atvesti. O Kaune įvyksta priėmimas, kooptacija Mažosios Lietuvos tarybos narių į Seimą ir atvirkščiai numatyti žmonės, kurie važiuos į Prūsiją. Tai čia yra susivienimas, sėdi prancūzų, anglų atstovai, didžiausia šventė, iškilmingos kalbos, priėmimai. Visas Kaunas pakilime susijungė. Tai, aišku, buvo labai daug spektaklio elementų, nebuvo pajėgi tada Lietuva šito padaryti fiziškai. Bet viskas ėjo nuodugne linija. Ir dabar dėl tos patirties. Už ką Lietuva turi gerbti Galvanauską, aš pasakysiu trumpai ir aiškiai. Tai yra visų pirma, kada jis sutiko tapti dideliai politiniai kovoj, netikintis į Dievą Galvanauskas, kur daugumą jėgos sudarė krikščionys demokratai Lietuvoje ir jie laimės rinkimus įsteigimą į Seimą. Jis kovojo už tai, kad būtų rinkimai įsteigiamai į Seimą. Smetona sakė, palaukim, fiksuokim sienas. Kada Lietuva galėjo žinoti, kada galės fiksuoti tas sienas? Kai čia Lenkai po truputį ateina, o Klaipėdos krašto likimas čia ir Lenkija pretenduoja, ir Prancūzija norėtų, kad Lenkija čia turėtų pozicijas. Tai čia Galvanauskas išsireikalauja, sutinka tapti premjeru, jeigu bus nedelsiant rengiami rinkimai įsteigiamai į Seimą. Jie įvyksta ir Lietuva tampa nebelaikina, nebesulaikina vyriausybė, laikinų Seimų, ne Seimų, bet faktiškai dar Lietuvos taryba, kuri atliko Seimo vaidmenį. Tai čia tas Galvanausko racionalus ir greitas sprendimų priėmimas, kas jam yra būdinga. Toliau, diskutuoja pasauliečiai ir katalikai uolūs 1,5 metų Seime. Ar kaip čia dabar įkurti, kokį universitetą Kaune įkurti? Aišku, nacijai reikia universiteto, bet šito jinai niekas. Tai 1,5 metų vyksta debatai ir Galvanauskui kantrybė trūksta ir pasirašo universiteto įsteigimo aktą. Įkalbina ir prezidentas Stulginskį, įkūrimas Kauno Lietuvos universitetas. Po to jau statutą ten po kelių mėnesių susigėdęs Seimas patvirtina. Tai, žodžiu, jis darė sprendimus, aš norėčiau pasakyti. Lygiai tas pats buvo su žemės ūkiu ir pramonė. Nusiaubta Lietuva visiškai pirmo pasaulinio karo ir ką mes matom, 23-24 metais Lietuva jau gamina žemės ūkio produkcijos taip, kaip prieš pirmą pasaulinį karą. Sovietų sąjunga dar 42 metais negamino tiek produkcijos, 41 metais negamino tiek produkcijos, kiek gamino prieš pirmąjį pasaulinį karą. Nebuvo daugiau. Pramonė labai greitai, nedidelė pramonė ir buvo. Įmonės pagrindinės išvežtos. Tai ir kapitalo nėra. Ką daro Galvanauskas? Randa Lietuvoje kapitalą. Mediena ir linai. Monopolizacija, monopolis užsienio prekybai, iždas sutvarkomas, finansai sutvarkomi, 23 metais litą įveda ir žodžiu, sustato valstybės pagrindus. Tai visus, ant ko laikėsi ir visa tolimesnė jau Smetonos Lietuva, jeigu tą vadinsime prieš Smetoną buvusią Galvanausko Lietuvą, tai ir skirtumas nuo Klaipėdos krašto turbūt ir nuo tarp didžiosios Lietuvos. Lietuvoje nebuvo kapitalų, paskolų negalėjom gauti, tai kūrės kooperatyvai, įmonės, kur buvo didelis dedamas valstybės kapitalas. Klaipėdoje buvo privatus kapitalas. Klaipėdos krašte dėl to ta integracija taip sunkiai vyko ekonomikos srityje. Bet svarbiausia, kad nuveikti darbai, aprengta kariuomenė, įvesta valiuta, gautos paskolos, bonai pardavinėjami
Amerikoje lietuvių. Žodžiu, Galvanauskas sutvarkė visą ūkinį gyvenimą ir tą žmonės atsiminė. Problema buvo, kodėl jis iki šiol nėra taip žinomas ir kodėl mes turim dabar įtikinėti politikus, kad, ei, politikai, žiūrėkit, mes turėjome žymų žmogų. Tada, kai yra problema, tada pasikviečiami istorikai. Man atrodo, kad labai aišku, jis turėjo didelių nuopelnų Lietuvai ir negalėjome mes iššlovinti dėl Klaipėdos, todėl, kad negalėjom, buvo valstybės paslaptis, kad Lietuvos vyriausybė yra prikišusi nagus prie Klaipėdos krašto prisijungimų. Kitaip sakant, profesorius Alfredas Erikas Senas ėmė dar iš gyvų Sidzikausko interviu ir Biržiškos išeivijoje. Apie Klaipėdą buvo tyla ir jie dar nepasakojo. Pats Galvanauskas, beje, pirmasis 61 metais paskelbė, kad iš tikrųjų buvo organizuojama ir kad šita operacija Klaipėdai, sudėtinga operacija ir kaip Klaipėda buvo paimta į Lietuvos dispoziciją, bet po to dar sekė ilgas ir sunkios derybos ir žodžiu, be viso kito, be viso to ūkinio gyvenimo, Galvanauskas buvo pagrindinis Lietuvos derybininkas Tautų sąjungoje ir atstovavo Lietuvą praktiškai nuo 20 metų. Ir jis labai daug važinėjo į užsienį ir žinot, kai važinėjo į užsienį, tai atsiranda pavidoliai, kaip sako žmonės. Tai jis buvo apskūstas Seime, kad per daug gastroliuoja po užsienį, bet premjeras Kazys Grinius tuo metu apgynė, kad jis matot, jis moka prancūziškai, jis žino, apie ką reikia kalbėti ten nuvažiavus ir kito tokio žmogaus nėra. Tai čia aš sakau tą iliustraciją, kad įsivaizduoti, kad didelio ir pasirinkimo nebuvo. Paryžietis, gyvenęs Paryžiui, prancūzakalbis ir dar žmona iš Paryžiaus atsivežė prancūzį. Tas daugam nepatiko. Galėjo būti Žemaitė, aišku, geriau. Bet taip atsitiko, kad atsivežė žmoną ir namuose kalbėjo prancūziškai ir ką tu padarysi. Tai va trumpai gal tiek. Taip pat norėčiau dabar į profesorių Vasilijų Safronovą tokių klausimų. Yra tam tikrų asociacijų, kaip tuometinis oficialusis Kaunas matė Klaipėdos kraštą ir kaip šiandieninis Vilnius mato irgi taip pat Klaipėdą arba Klaipėdos regioną. Tai ką labiausiai išskirtumėte, galbūt tai, kad Galvanauskas gyvendamas čia labiau sugebėjo įvertinti tą visuomenę, kuri čia buvo, kuri iš dalies buvo vokiška visuomenė. Ir gal dėl to jisai buvo išvalgesnis ir jam lengviau pavyko tam tikrus jau konkrečius dalykus, prie kurių perėsime vėliau, įgyvendinti. Koks jūsų požiūris, vertinimas. Nes čia jisai ir su Valdemaru nesutarė ir paskui nesutarė su ministru pirmininku Tubeliu, Aludariu sąjungos akcijos skamba. Ne iki galo supratau klausimą, bet pabandysiu atsakyti. Tai Ernestas Galvanauskas, čia jau kolega pradėjo truputėlį kalbėti, Ernestas Galvanauskas žiūri turbūt į Lietuvos ateitį ir mano supratimu sprendžia vieną esminį svarbų klausimą, kuris yra kaip Lietuvai, kuri pasiskelbė nepriklausomą valstybę, kaip tą nepriklausomybę Lietuvos įtvirtinti. Ir čia ir yra turbūt keli esminiai žingsniai, kurie yra padaromi, tai yra lito įvedimas, kuris finansiškai Lietuvą sustiprina, ir tuo pačiu Klaipėdos prijungimas, kuris yra vertinamas ne vien tame gražiai skambančiame etninių žemių prijungimo kontekste, bet Klaipėda Lietuvai reikalinga visų pirma kaip uostas, per kurį būtų galima prekiauti su visų likusių pasauliu, nes įsivaizduokite tuometę situaciją. Lietuva paskelbė nepriklausomybę, didžioji sienos dalis yra su Lenkija, bet su Lenkija jokia prekyba nevyksta, jokie kontaktai išskyrus po kiliminius kontaktus nevyksta. Tada yra greta Latvija, kuri lygiai taip pat tik tai stojasi ant kojų.
ir didžioji kaiminė Vokietija. Ir su Vokietija beveik yra visa užsienio prekyba yra su Vokietija. Tai ar tu esi kaip Lietuvos valstybė vienos valstybės kišenėje, tai yra šiuo atveju Vokietijos, ar tu nori tikrai pastatyti tą valstybę ant kojų, kurios tikrai Lietuvą verstų nepriklausomą valstybę. Tai vizija buvo tokia, Klaipėda prijungiama prie Lietuvos, ne tam, kad čia tiesiog apjungti lietuvius ar kažkaip tai dar kažką tai padaryti, bet esminis klausimas yra šitas ekonominis. Ir kada taip yra suvokiama situacija, mes tada suvokiam, kodėl Galvanauskas, dar būdamas premjeru 23 metais, dar prieš Klaipėdos prijungimą prie Lietuvos, jis jau duoda nurodymą ambasadoriui Londone Naruševičiui pradėti dėrybas dėl geležinkelio tiesimo, nes tuo metu nebuvo geležinkelio tiesioginio tarp Kauno ir Klaipėdos. Jeigu nori patekti į Klaipėdą, turi važiuoti į Latviją, į Priekulę, ir iš Priekulės vėl atgal, reiškia, per Skuodą patekti į Klaipėdą. Toks buvo kelias. Reikėjo tiesioginio geležinkelio. Jo nėra. Tai Galvanauskas jau tuo metu svarsto šitą klausimą ir ten paskui visą tai buvo paskandinta tam tikrose Kauno intrigose, tas geležinkelio tiesimas, vėl buvo prisimintas projektas šiek tiek vėliau. Bet esmė, ką aš bandau pasakyti, kad jisai žiūri į Klaipėdos kraštą būtent per šitą ekonominę prizmę. Ir turbūt tai paaiškina jo veiklą Klaipėdoje. Ką jisai čia veikia, kad jisai angažuojasi verslui, kad jisai dalyvauja medžio sindikatuose visokiose. Mediena tuo metu Klaipėda buvo prieš Pirmąjį pasaulinį karą pirmiausia medienos eksporto uostas. Ir medienos apdirbimas buvo pagrindinė pramonės šaka Klaipėdoje tuo metu. Tai, kad Galvanauskas įsitraukia į šitą dalyką ir bando užtikrinti tam tikrą medienos tiekimą į Klaipėdą, yra turbūt irgi neatsitiktinis veiksmas, bet susijęs būtent su tuo. Na ir daugybė kitų dalykų, ką jis daro Klaipėdoje, iš esmės susijęs su tuo, kad padaryti Klaipėdą iš tikrųjų tuo, kuo jinai tapo tik 4 dešimtmečio pabaigoje, tai yra Lietuvos vartais į pasaulį, ir B, kad įsitvirtintų pati Lietuva Klaipėdoje, nes Klaipėda tuo metu yra vokiškas miestas. Klaipėdoje gyvena lietuvių, bet tai yra vokiškas miestas, čia skamba vokiečių kalba, 80% gyventojų balsuoja už vokiškas partijas, žodžiu, Lietuvos dalis tai yra žemėlapyje, bet de facto tai yra vokiškas miestas ir jame Lietuva dar turi įsitvirtinti, tą turbūt Galvanauskas irgi supranta ir daro tam tikrus veiksmus. Tai jeigu taip trumpai atsakant, manau, kad čia esminis klausimai, šitie yra du, kaip reikia žiūrėti jo tą veiklą Klaipėdoje. Aš dar kolegą papildysiu, nepapildysiu, bet pasakysiu, kad labai didelis Galvanausko vaidmuo yra ne tik statybos ta kompanija, kur statė namus lietuvių darbininkams čia ir atvažiavusiems iš Lietuvos dirbti Klaipėdoje, nes labai buvo sunku išsinuomoti kambarius. Nenorėjo tokių nuomininkų vietiniai. Tai statė ir pastatus ir 34 metais pagaliau prikalbina jis Juozą Tubelį, su kuriuo buvo neblogose santykiuose, steigti prekybos institutą, lietuvišką institutą. Problema buvo, kad studentai tam institute buvo praktiškai visi iš Lietuvos. Ir dėstytojus jis užsiaugino iš specialistų, vieną kitą pasikvietė iš Kauno, tai buvo nelengvas dalykas, bet prekybos institutas buvo šalia pedagoginio instituto, pradėjo Klaipėdos aukštosios mokyklos istoriją faktiškai. Ir čia rektorius Galvanauskas ir steigėjas ir rektorius ruošia tuos Lietuvos prekybininkus, tame tarpe ir išorės, konsulinius vadinamus prekybininkus, sakant, prekybai su užsieniu. Dėsto jis disciplinas, laivų ūkį, uosto reikalus ir prekybą ir išleidžia vis dėlto 3 turbūt laidas, kaip reikiant. Ir
nusipelno didelės pagarbos. Tai čia buvo labai svarbus jo nuopelnas Klaipėdai. O grįžtant prie dar tokių bendrųjų reikalų Lietuvos, tai 22 metų pabaigoje Lietuva išgauna Galvanausko, taip sakant, Galvanauskui manevruojant ir padarant tokį pareiškimą, kad Nemuno delta yra, prekyba Nemuno yra internacionalizuojama, čia gali vykti prekyba tų šalių, kurių Lietuva nenorėtų, turiu galvoje Lenkiją. Tai Lietuva gauna pripažinimą, didžiųjų valstybių pripažinimą de jure. Be to, jokia Klaipėdos operacija būtų buvus nereikalinga, nes prie nepripažintos valstybės jokių teritorijų nieks neprijungs. Tai va čia buvo labai svarbus momentas. Ir čia turbūt tas išvalgumas ir Medžio sindikatas Galvanauskas įkūrė iš tų lentpjūvių visų, sutarė su Sovietų sąjunga čia per konsulatą vežti kariją, vežti medieną, Klaipėda supjaus ir eksportuos, viskas tvarkoj. Bet Kaune, tas, kaip jau paminėjau, dalis kapitalo turi būti valstybės. Ir iš Galvanausko 51% akcijų atima Kauno valdžia ir jam lieka 49 tik tai akcijos. O kaip Galvanauskas rašo toj autobiografijoje, kad matyt reikėjo išmokti kai kuriems mūsų valdininkams darbo ir kad gautų papildomai pelną. Tai kažkas gavo, žodžiu, už tai, bet tas sindikatas iki tol, žinoma, kol sovietai pradėjo sabotuoti tą pristatymą medienos. Tai, žodžiu, Galvanauskas buvo spalvinga asmenybė ir aš manau, kad Lietuvai pasisekė, kad jis išsilavinę su vakarų Europos universitetuose, gavęs išsilavinimą, bet to domėjęsis ir ūkiniais reikalais, ir dirbęs prancūzų kompanijai, kuri prekiavo mašinomis, Thomsono kompanijai, supratęs, kaip čia vyksta prekyba ir taip toliau, kad jis savo laiku, 19 metais vasarą atvyko į Lietuvą, nuvarė didelį darbą iki 24 metų birželio, kol jau buvo nominuotas skirti Londoną, kai atsistatydino iš paskutinės premjerystės. Ir šitam laikotarpį tiesiog buvo nepamainomas. Bet, kaip teisingai kai kur rašoma, ir Lietuva tapo didžiulė sėkmė, pati Lietuva, kur buvo kraštas, kur Galvanauskas galėjo atskleisti savo sugebėjimus. Tai buvo toks laimingas sutapimas, kad šitas žmogus padarytų tokią didelę įtaką ir šalies gyvenimui, Lietuvos ir konkrečiai Klaipėdoje, kurdamas lietuvių salas. Klausimas abiems profesoriams, jūs nekartą minėjote tą Medžio sindikatą, kur 35 metais dalį akcijų gavo atsisakyti Galvanauskas ir kontrolę perima, aš kaip suprantu, valstybė. Tai kas tai buvo per daiktas ir, šiek tiek užsiminė, ten minima ir Šipieno Respublika ir susitikimai su Sovietų sąjungos ir vykimai į Sovietų sąjungą, taip pat įvairūs susitikimai su Lenkijos, Vokietijos verslininkais. Gal plačiau galėtumėt abudu komentuoti dar tą Medžio sindikatą? Aš tai kontekstą pasakysiu trumpai, tai žodžiu, gal čia neįdomu gal gilintis kiekvieną įmonę, bet kurioje Galvanauskas dalyvavo, bet esminis dalykas yra toks, kad Klaipėda, kaip sakiau, prieš Pirmąjį pasaulinį karą, iš esmės yra uostas gyventas iš medienos eksporto ir medienos apdirbimo. Kada Lenkija su Lietuva nesutarė dėl Vilniaus ir visą tai uždaro prekybą Nemunu, į Klaipėdą ta mediena Nemunu nebepatenka. Ir visi vietos pramoninkai dėl to labai širsta ir nepatenkinti yra tame tarpe Lietuvos valdymų Klaipėdoje nepatenkinti dėl to, kad jie negauna žaliavos medienos, kuri yra reikalinga jų verslams. Ir esminis klausimas buvo, kaip tą problemą išspręsti, tai čia buvo įvairūs sprendimai ieškomi,
ir Lietuvos ir Lenkijos slaptos dėrybos po stalu, kurias išprovokuoja tam tikri Klaipėdos verslininkų pasiųsti žmonės, kaip Rudolfas Valsonokas reiškia, ir kiti įvairūs veiksniai. Bet šitas klausimas buvo sprendžiamas ir jis galų gale buvo spręstas tokiu būdu, kad buvo užsitikrintas eksportas į Klaipėdą medienos geležinkeliais iš Sovietų Sąjungos. Tai įsivaizduokit, Lietuva neturi sienos su Sovietų Sąjunga, bet į Lietuvą gabenamas iš Sovietų Sąjungos geležinkelių, reiškia, medis, medienos žaliava, tam, kad jinai patektų į Klaipėdos uostą ir čia būtų perdirbta. Tam reikėjo, aišku, atitinkamo pasiruošimo Klaipėdoje, tai tas sindikatas ir buvo bandymas suvienyti, sutelkti Klaipėdos pramoninkus, kurie iš to gyveno, sukuriant tam tikrą kepurę, koncerną, galima taip pasakyti, kuris, reiškia, iš to eksporto gautų kažkokios naudos. Tai va čia ir buvo bandymas Galvanausko tarsi suvienyti tos vietos pramoninkus, vietos verslininkus pagrindinius, kurie gyvena iš medienos apdirbimo šitam dalykui. Bet Klaipėda tuo metu, aišku, patiria nemenkus pokyčius dėl to, kad yra litvakai, Lietuvos žydai, kurie čia įsteigė Klaipėdoje tekstilės didžiulės kompanijas ir tas medienos apdirbimas jau nebetampa tokia esminė šaka 40-mečio pabaigoje. Tekstilės apdirbimas jau, kaip sakant, ima viršų. Plius yra kiti dalykai, yra santykiai su Sovietų Sąjunga, kurie pašlyja ir dėl to tas medienos, reiškia, eksportas galų galiai ima šlubuoti, kaip jau buvo pasakyta. Tai čia yra trumpalaikis projektas, tas medžio sindikatas, realiai čia yra toks vienas iš bandymų pasinaudoti situaciją ir išspręsti krizę, kuri vilkosi 10-12 metų prieš tai. Tai būtų galima pasakyti. Dėkui. Ar profesorius Ceidintas dar norėtų pridurti? Tai nelabai ką yra pridurti, iš tikrųjų jis buvo daugybės įmonių akcininkas, dalininkas ir atkūrė Ryto bendrovę jau bankrutuojančią ir paskui perdavė kitiem, čia net išvardinti sunku, kiek Viktorijos viešbučio akcijų turėjo, kuri buvo valstybinė įmonė, Metropolio filialas arba Lietuvos viešbučio filialas. Buvo aktyvus žmogus, verslininkas, akcijos yra perkamos ir parduodamos, matot. Tai vienur jis ilgiau pabuvo, kitur trumpiau, bet veikė kiek galėdamas, kad ta pramonė lietuviška, Klaipėdos lietuviška pramonė stiebtųsi į viršų, iš tikrųjų jinai po truputį auga ir Kaune, ir Vilniui. Ir, bet dar noriu pasakyti pabaigai turbūt jau, kad Galvanauskas dėja savo gyvenimą antrąją pusę praleido irgi emigracijoje. Tai kai 40 metais iš jau okupuotos Tarybų Sąjungos Lietuvos jis pabėgo per sieną į Vokietiją, ten buvo šiek tiek pagyveno Klaipėdoje, turėjo Klaipėdoje savo namus, galima nueiti pasivaikščioti prie Galvanausko namo, reiškia centre čia. Dabar ten nieks negyvena, galima ir į vidų užeiti, jeigu stiklus išdaužysit. Tai nesiūlyčiau to daryti. Bet yra tokių atmintinų vietų išlikę, kaip nekeista, net labai įdomu, kad yra išlikęs tas namas, kurį jis įsigijo. Ir tai buvo įsigijęs dar vieną namą Šiauliuose. Ir tas pradingo, reiškia, iš jo nuosavybės rankų, kadangi okupacijos žmogus, tai pragyveno karą Vokietijoje ir vėliau dar buvo renkamas į Vliko vykdomojo komiteto pirmininku labai trumpam, bet po to apsisprendė ir išvažiavo gyventi į Madagaskarą 47 metais ir iš Vokietijos per Marselio uostą, per Prancūziją išvyko į Madagaskarą. Kurių galų jis važiavo į tą Madagaskarą, jūs dabar aišku man paklausite. Bet to ir būčiau paklausyti. Koks velnias jį ten nešė? Galėjo į Tarybų Lietuvą grįžti, būtų gal tapęs kokį nors rajono vykdomųjų komiteto pirmininku efektyviu.
nebūtų tapęs. Būtų išvežę, kaip ir jo šeima, likusi brolį su visa šeima. Ir Galvanausko žmona prancūzė, jos dukra iš pirmos santuokos. Galvanausko, jie savų vaikų neturėjo bendrų. Jinai ištekėjo už kito tokio nelabai vykusio architekto prancūzo, kuris gavo darbą tik Madagaskare, Prancūzijos kolonijai. Prancūzijoje negavo darbą. Ir ta šeima jauna ir išvažiavo. Jie atvažiuodavo į Klaipėdą pas Galvanauskus paviešėti. Klaipėdai savo vaiką palikdavo Fabieną paauginti. Galvanauskai augino čia ar 3 ar 4 metus berniuką. Tai tas Fabienas arba Fafa, kaip jį vadino, jis augo ir Galvanauskai ten augino tą vaiką ir jo seserį, kuri vėliau gimė. Ir išvažiavo žmona prieš pat karą, suspėjo išvažiuoti žmona. Išsiuntė jis ją iš Klaipėdos Galvanauskas į tą Madagaskarą per Prancūziją. O po karo jau jam atsiuntė iškvietimą žmona, kad jie susirado per Raudonąjį kryžių ir jis išvažiavo į Madagaskarą. Ką jis ten darė Madagaskarą? Kas jį išlaikė? Nieks, jis pats save išlaikė, kaip ir visur. Ir visada jis dėstė buhalterių kursus, apmokė Madagaskaro buhalterius. Paruošė nemažai. Kiekvienais metais ten ir po 10, ir po 8 ir panašiai. Jie buvo labai vertinami. Vadovavo fabriko statybai, inžinierius buvo. Ir tekstilės fabrikų 700 darbininkų vadovavo prekybai. Žodžiu, bet svarbiausia buvo tie kursai. Ir įkūrė savo finansų audito kompaniją ir tie verslininkai, kurie nemokėjo skaičiuoti savo uždirbamų pinigų, jis jiems suskaičiuodavo. Taip aš jau čia primityvinu. Buhalterija tvarkė kompaniją ir auditus. Tai čia buvo jo verslas, o paskui tas Fabienas Fafa pasikvietė jau senatvėje juos į Prancūziją. Jis, reiškia, nusėdo Prancūzijoje ir Galvanauskai abu nuvažiavo pas tą anūką į Prancūziją, pas jį gyveno iki mirties savo, iki 67 metų. Galvanauskas mirė 67 metais. Tai va tokia istorija, kodėl jo tiek ilgai nebuvo Lietuvoje. Labai gerai, kad mes paliečiam ir asmeninį gyvenimą, ir šeimos jau nekartą sugrįžom. Šiandien mūsų susitikime dalyvauja ir Ernesto Galvanausko brolio anūkas Gintautas Galvanauskas, kuris ir buvo vienas iš iniciatorių ir padėjo susirengti mūsų šitą susitikimą. Aš norėčiau paklausti pono Gintauto, kokie prisiminimai pas jūs išliko, jūsų giminiai, tiesiog pas jūs patį. Jeigu leisit, gerai susisusiu. Jo, tai diena visiems. Aš tai labai džiaugiuosi, kai mane 67 metų vyrą vadina anūku. Aš pats turiu anūkus, kurie tik tai yra 3 ir 7 metai. Tai taip, man buvo 10 metų, kai Ernestas mirė. Ir ryšio kažkokio tai nebuvo, nes Galvanausko Ernesto nebuvo Lietuvoje. Šeimoje buvo 5 vaikai, 3 broliai, vienintelis mano senelis liko Lietuvoje ir visuomet šeimoje būna, kad jisai buvo jam paskirtas žemės ūkio prižiūrėjimas, žemės ūkio. Jis toliau. Na ir baigėsi to, kad aišku išvežė į Sibirą ir ilgai išbuvo. Bet aš turbūt norėčiau tik tai užakcentuoti vieną dalyką, kad jau kai Lietuva įgavo nepriklausomybę, tai 20 metais aš 1992 metais buvau nuvažiavęs į Prancūziją, į Ekseleno miestelį, kur jisai yra iki šiol palaidotas ir akivaizdžiai norėjau nukirti kapą, kad važiavęs Jo, ir labai išsiaiškinau, kuris yra palaidotas, man labai greitai parodė,
kokios kapinės, koks ten sektorius ir taip toliau. Tačiau mane pakvietė pokalbį su Ekslebeno administracijos atstovu, kuriame man buvo pasakyta, kad jūs, sako, esat giminė. Tai jeigu jūs turite kažkokius tai planus, kad išvežt Galvanausko palaikus atgal į Lietuvą, tai mes norim iš karto pasakyti, kad taip nebus. Jis yra Ekslebeno garbės pilietis, Prancūzijos garbės pilietis, ir jo palaikai lyg čia nesigerbė, ir jokių minčių neturėtume turėti. Tai ką iš kokias išvadas aš padariau? Tų žmonių, kurie, kaip profesorius Sėdinas minėjo, kad jisai pervežė didžiulis turtus iš Serbijos atgal į Prancūziją ir išgelbėjo didžiulės kompanijos turtus, kad tie nuopelnai, tik tai tokie nuopelnai, jie yra prisimenami ir vertinami. Ta prasme, iškilių žmonių atminimas yra tikrai svarbus klausimas. Ir tai yra pavyzdys. Galvanauskas nėra didelis Prancūzijos nusipelnęs žmogus, tačiau tai parodo požiūrį. Ir ką aš norėčiau irgi visus pakviesti, ir mieste, ir Lietuvoje, apie ką aš dabar bandau daug kalbėti, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie nusipelnė Lietuvą, tie žmonės, kurie nusipelnė Klaipėdai, mes turime kažkaip tai jų atminimą nepamiršti. Tai turbūt tiek, ačiū labai, kad suteikėt man žodį. Jau pokalbio metu buvo užsiminta, kad Ernestas Galvanauskas turėjo akcijų ir tokiose bendrovėse kaip Rytas, buvo vieno iš laikraščių redaktorius. Tai nebuvo didelis verslas, galbūt tai mano supratimu buvo daugiau norėjimas išsaugoti lietuvišką spaudą ir čia įsikūrusiems lietuviams, kad jinai būtų prieinama. Ar aš čia šitoje vietoje klystu, ar tiesiog galima daryti išvadas, kad ne filantropija, bet vis dėlto jam rūpėjo kultūra ir tas lietuviškas žodis, kad būtų čia girdimas ne vien vokiškas, kuris buvo tuo metu labai tiesiog pagrindinė, tikriausiai kalba buvo Klaipėdoje. Be abejo, Galvanauskas buvo, matot, valstybininkas, kuris galvojo apie ateitį ir pastebėjęs jaunus žmonės, jis taip globojo, aš ten savo knygoje esu keletą variantų pateikęs, bet man tas patiko, kaip Magdalena Vetėnaitė, Eltos direktorė, turėjo važiuoti į užsienio konferenciją. Jis sako, žiūrėk, yra jaunas žurnalistas. Žiūrėk, sako, yra jaunas žurnalistas. Vežkis jį, jis pamatys pasaulio, tau bus pagalbininkas ir kartu saugiau vienai moteriai važiuoti per visą Europą traukiniu. Ir ką, Gustainis tampa Lietuvos Aido redaktorium netrukus. Sako, man pasaulis atsivėrė. Ir reiškia, jis galvojo, kaip ugdyti jaunus žmonės ir panašiai. Ir tas buvo labai svarbus. Arba menininkai, atsibodo tas karas, 4 metų vokiečių suvaržymai, noris kažkokių renginių, 20 metų pavasarį tie menininkai Kauno prašo, leiskit kokią parodą suorganizuoti, o karo stovis Lietuvoje, ne jokas. Karo veiksmai su Lenkija eina, bolševikai dar aprimė, bet dar ne visiškai nugalabyti visame pasaulyje. Tai jis nuima karo stovį ir leidžia menininkam turėti šventę Kaune pavasarį. Ir kada pirmoji dainų šventė vyksta Lietuvos, tai menininkai pakviečia Galvanauską į pirmą eilę šalia prezidento Stulginskio. 24-ais jis jau nebebuvo net premjeru. Ir jis dalyvauja, stebi pirmose eilėse dainų šventę. Žmonės įvertina. Ir paskui toks, aš nežinau, koks čia įvykis, ar kultūrinis, tos Lietuvos ūkio ir pramonės parodos kasmetinės Kaune. Čia ir kultūrinis įvykis, 60 000 lankytojų. Tiek pat, kiek į Vilniaus knygų mugė. Atvažiuodavo tada su arkliukais iš visos Lietuvos. Ir
įstatydavo visos kompanijos gaminius. Buvo didžiuliai, keli įėjimai, tie įėjimai papuošti, paviljonai. Tapo tradicija ir Galvanauskas atidarinėjo jas, kol buvo premjeru. Žodžiu, jis suprato tą meno poveikio ir taip iš tikrųjų ir leidiniai, ir vakarai, ir organizavimas, galų gale, jis kaip rašo, kad ir per vėlai, bet galų gale gerai, kad buvo leista steigti valdžios tą prekybos institutą. Prekybos institutas, tai vis tiek aukštoji mokykla. Tai čia, žinoma, jis nebuvo meno žmogus, bet jis mėgo istoriją, jis neblogai rašė, bet galėjo daugiau parašyti. Būtų mums smagiau buvę dabar istorikam. Jis taip rašė, mane domina ateitis. Aš mėgstu praeities istoriją, bet ne savo praeitį, savo atsiminimuose. Čia jį kai ragino rašyti atsiminimus, jis labai nenorėjo. Jis kai rašė apie save nenorėjo daug rašyti, nors rašė apie tos įvykius. Žodžiu, mėgdamas istoriją, tai jis buvo technikos žmogus, konkretus inžinierius, kaip jis pabrėždavo. Gal vienam laiške rašo broliui, gal jeigu būčiau nukreiptas savo laiku į humanitarinę sritį, gal dabar būčiau koks Jonas Auksaburnis, bet jom netapau. Tai jis buvo sprendimų darytojas, pribrendusių sprendimų, darė laiku jos greitai, o nesvaičiojo savaitėms apie kokį nors projektą ir nesamdė 3 komisijų, kad įvertinti, ar čia bus gerai. Mūsų renginyje dalyvauja Arvydas Juozaitis, humanitarinių mokslų daktaras, publicistas, rašytojas, kai būčiau jums klausimą uždavęs. Ką norėtumėte arba paklausti, arba pats pasakyti apie šią asmenybę? Žaviuosi, žinoma, Alfonso Eidinto. Jau nuo Smetonos knygos, kurią jis kadaise sakė, reikėjo farširuoti marksizmo tezėmis tada, 89-ais. O paskui tas marksizmo tezės nuplaukė, o knyga liko gerai, dar buvo pagerinti ir taip toliau. Ir ne vienas įkrėmiausi tamstos knygomis, labai ačiū. O šitą vėl naujas atradimas. Dabar, dar tas menės knygas, kurias jūs rašo, tarp kitko, apie Sfinksus Maskvos ir taip toliau, ta trilogija. Ir apie galimą likimą Lietuvos, kuris tokį beveik trilerį parašė, tai kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę. Žodžiu, jūs pilnas kūrybos, neįtikėtinas diplomato statusas. Man dabar čia įdomi tokia tema, vis dėlto jūs ją apeinat, vis tylit, o su sovietais. Kviesti pasitraukusi prezidentą Smetoną grįžti į Kauną, kai jau sovietai Kaune ir jisai važiuoja, tai sudėtinga tema, tai aiškiai aprašėt, bet ką dabar pasakytumėt? Ačiū. Jo, čia yra 40-ieji metai, tas didžioji tragedija. Galvanauskas nenorėjo smulkiai rašyti, brolis prašė jį parašyti, kaip ten buvo. Jis parašė, tu pats tada gyvenai. Apie ką aš turiu aiškinti jums, kaip reagavo į sovietų ateimą žydai, kaip reagavo į sovietų ateimą lietuviai, valstiečiai, ko tu jūs manęs dar nori, pats matei. Ir žinoma, jam skaudėjo dėl to, ką jis pats sutiko daryti, sutiko įeiti į liaudės vyriausybę finansų ministrų. Tai yra, sutiko tęsti savo darbą. Kodėl? Todėl, kad jį maldavo Krėvė ir Paleckis. Tiesiog darė spaudimą, yra Sidzikausko atsiminimai. Jis sėdėjo pas Galvanauską, kai atėjo Krėvė maldauti Galvanauską įeiti į vyriausybę finansų ministrą. Kodėl jo taip maldavo? Sovietai jo nemaldavo, jis nebuvo jų sąraše pirmam. Kai paskelbė pirmą liaudės vyriausybę, Galvanausko ten nebuvo. Jį paskui dasiuvo. Žiūrėkit. Ateina sovietai
reikia sudaryti viziją, kad čia viskas vyksta gerai pagal konstituciją ir reikia sudaryti vyriausybę. Parenka kandidatus, kas ją sudarys, o tie kandidatai yra Paleckis ir Krėvė. Abu humanitarai. Ką jie gali išmanyti apie ūkį ir finansus? Jeigu Galvanauskas nesutinka finansų tvarkyti, tai tam ūkiui Lietuvos, apie kurį visi galvoja, kas čia dabar bus, kai šitą armadą įžygiavo 100 000 žmonių. Taigi reikia, kad kas nors suprastų ekonomiką. Tai be Galvanausko ten daugiau nelabai kam ir buvo tą tvarkyti. Tai jį priprašė. Antras dalykas yra, jį pasiuntė teisingai Smetoną įkalbinėti grįžti iš Vokietijos jau. Bet ką daugiau siųsti? Autoritatingų ministrų daugiau nebuvo. Ir Antanas Merkys, kaip jam, pats jis nevažiuos. Tai jis turėjo kažką pasiūsti. Tai pasiuntė Galvanauską, kuris parašė, vykau į misiją, kurios sėkme abejojau. Bet dar Merkys padarė dar vieną dalyką, liepė mūsų pasiuntiniui iš Berlyne Škirpai skambinti Smetoną iki Bartos, kad grįžtų. Žodžiu, atakavo visais frontais. Tai jis nuvažiavo, nepavyko ir grįžo. Tai dabar sutiko to ministrų būti 2 savaitės išbuvo, ką padarė Galvanauskas ten, būdamas, neleido šalia lito įvesti rublį. Nuėjo reikalas iki Maskvos ir iš Maskvos paskui atėjo jo. Galvanauskas rodinėjo, jūsų pačių kareiviai pradės spekuliuoti, karininkai pradės spekuliuoti, bus chaosas šaly su 2 valiutom ir sužlugdysit ūkį. Paskui jis istorikui vienam, kuris rašė knygą, Amerikos lietuvių istorikas, dabar užkrito pavardė jau metai, bet atsiminsiu aš tą pavardę. Žodžiu, jisai rašė taip, kaip aš galvojau. Jį įkalbinėjo ir opozicija ten, būdami sugalvojo, dabar įėjo, šitą kariuomenę reikės maitinti. Negi sovietai bus tokie neracionalūs, kad jie rizikuos suardyti Lietuvos ūkinę sistemą, daryti kažkokią reformą, kur viskas yra, veikia. Maitinkite tą savo kariuomenę, yra lašinukų, yra visko paauginta, užauginta, pilni sandėliai lūžta, tik naudokitės. Negalvoju. Ir antras dalykas tai tarptautinė padėtis. Vis dėlto Lietuvoje buvo daug tikėjimo Sovietų sąjungą. Kodėl? Todėl, kad mes turėjome išskirtinius santykius visą 20 metų su Maskva. Dėl to, kad mes rėmėmės Maskva dažnai ir Klaipėdos įvykių atžvilgių prašėm pagalbos, palankios pozicijos. Dėl to, kad mes neturėjom sienos su Sovietų sąjunga. Mums buvo jinai nepavojinga, Latviam ir Estamidai buvo pavojinga. Mes neturėjom sienos, mes drąsus. Eina mūsų socdemų grupė į Tarybų sąjungos ambasadą ir kontempliuoja apie Lietuvos ateitį. Eina tautininkai Valdemaras ir Smetona. Dar paima pinigėlių savo spaudai leisti per Krėvę ir Smetonienę. Yra faktai, viskas yra išdėstyta, mes nejutom pavojaus. Mes turėjom džentelmenišką susitarimą su Sovietų sąjunga, kad keisimės informaciją apie Lenkiją ir Baltijos šalis. Mes drąsus. Mes gerose santykiuose, nejaugi sovietai okupavę. Dabar čia ką nors darys iki galo blogai. Turėtų palikti bent Mongolijos statusą. Buvo viltis. Mongolijos statusas, tai turi likti. Neliko ir to. Naivumo buvo daug, pasitikėjimo daug ir Smetona vis tiek turėjo laiko dar parašyti apie tas nuotaikas, kodėl tas nepadaryta, kodėl kaltino jie viens kitą tada, kodėl valiuta neišvežta, kodėl auksas neišvežtas okupacijos atveju. Kažkaip sėdėjom, kažkaip atrodė, kad dar nepavojinga, taip ir nepasiruošta buvo iki galo, bet gal dabar pasiruošim. Norėčiau pakalbinti savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės merą
ir paklausti tiesiog, mes turime Klaipėdoje daug žymių žmonių per visą tą laikotarpį ir dalį jų esame tinkamai įvertinę. Kaip galvojate, ar dar Ernesto Galvanausko atmintį arba jo atminimą būtų galima kažkaip tai savivaldybės mastu pažymėti, įamžinti arba gal kažkokiais renginiais ar panašiai? Ačiū. Visiems. Tai aš esu dabar darbo grupės vadovas iš 2 žmonių. Ir ką tik mes aptariau su Gintautu, su Anūku Galvanausku, kaip jisai pats pasakė. Būtinai tas bus įamžinta ir yra tai dirbama labai intensyviai. Ir turbūt sekantis žymių žmonių grupės posėdis įvyks neužilgo. Ir apie tai yra kalbama, įamžinti kaip ir žymių žmonių alėjoje ar kitoje vietoje, bet tas yra dar procese ir mes labai aktyviai šitą procesą spartinam ir stengiamės kuo greičiau viską išspręsti. Ačiū. Dėkoju. Nuo Klaipėdos universiteto taip pat yra asmuo, prorektorius, daktaras Benediktas Petrauskas, paskirtas į šitą darbinę grupę ir manau, kad kartu dirbant mes rasime dar naujų galimybių, o aš pats atstovauju Klaipėdos universiteto ateities paramos fondą, neliečiamo kapitalo fondą. Mes taip pat su valdyba apsvarstysime dėl galimybės turėti Klaipėdos universitete Ernesto Galvanausko premiją kasmetinę. Tik mums reikia suieškoti, kuriai sryčiai, kokiam sektoriui, kokiems darbams tai galėtų būti skiriama. Tai dabar dar lyg ir laikas būtų, kaip visada, kad yra žmonių nedrįstusių paklausti. Gal einant į pabaigą ir prieš padėkojant mūsų pranešėjams, aš norėčiau atsiklausti, kas dar turite klausimų arba pasisakymų. Taip, senato pirmininkas. Atsiprašau, Vytautai, kad tiek rūpesčių jums padariau. Labai ačiū už turiningą pokalbį, bet jeigu leisite, norėčiau grįžti dar į istoriją, tuo labiau, kai čia istorikai yra. Jūs kažkaip mandagiai apėjote ir moderatorius, ir pranešėjai 23 metų svarbius įvykius. Nors terminus paminėjote. Sukilimas, operacija, atgavimas, prijungimas. Tai ką galvoja profesorius Vasilijus Safronovas, aš beveik žinau dėl šitos terminijos. Man būtų įdomu sužinoti ekscelencijos profesoriaus Eidinto nuomonę, kokie šie terminai būtų tinkamiausi. Bet galbūt netgi, atsiprašau dar kartą, ne jūsų nuomonė, o ką galų gale paliko Ernestas Galvanauskas, kokią terminiją dėl 23 metų sausio 15-osios. Taip, aš pats terminą bijau sakyti, kas ten buvo. Tai mano toks noras išgirsti ir jūsų nuomonę, ir paties Galvanausko paliktus žodžius ir terminus apie šitą įvykį. Ačiū. Jo, ačiū labai už klausimą. Jis vartojo terminą sukilimas, bet kabutėse. Kabutėse. Dėl to, kad yra jo susirašinėjimas su Budriu ir jis klausė Budrio, kiek maždaug vietinių klaipėdiškių dalyvavo sukilime. Tai atsakymas iš Budrio buvo 6. Čia, aišku, turime galvoje turbūt tą aukštesnioji grandis, kuri įėjo į tas gelbėjimo komitetą ir panašiai. Jų buvo be abejo daugiau. Ten ir vedliai buvo, ir simpatikai buvo, ir galų gale tų veikėjų. Veikė galų gale ir parama finansinė, ir kalbėtojai buvo pasamdyti, bet turbūt aš tai vadinčiau, nežinau kaip Vasilijus ten, jisai irgi įvairiai rašo, man atrodo,
paprastai įsitvirtino visur sukilimas tas. Aš net nedėčiau kabutės tą visą operaciją. Bet mes puikiai žinom jos turinį, bet kad ten keisti kažkam kitaip, tai dabar, žinot, prijungimas, panaudojau ten vienam tokiam pasisakymę, priėjo mažųjų lietuvių palikuonis ir pasakė, tai įžeidžia mane, mes patys prisijungiam. O. Tai kaip pavadinsi, tai blogai. Tai vat istorikai turi raitytis kartais tarp žmonių naratyvų. Bet, reiškia, pats faktas to, kad atskirtas, Klaipėdos kraštas atskirtas nuo Vokietijos, pažadėtas taip netiesiogiai Lietuvai, buvo mūsų tikslas politikos, labai akivaizdžiai visus tos metus, ypač uostas. Ir tai, ką padarė Lietuvos valdžia ir konkrečiai Galvanauskas, organizavo viską, kad padaryti šitą prisijungimą Klaipėdos uosto, nes nieks geruoju nenorėjo duoti. Nu, kaip Vasilijus Safronovas gerai rašo vienam savo knygų, kad vis dėlto Galvanausko nuopelnas didysis turbūt ne tame, kad tai visai operacijai, kaip premjeras vadovavo ir suko reikalus ir davė pavedimus, bet derybos dėl Klaipėdos krašto ir kad jis gavo Klaipėdos kraštą, Galvanauskas kaip premjeras, ne iš sukilėlių vado Budrio, bet pasirašė su sąjungininkais konvenciją. Tai yra, gavo legaliai, pagal tarptautinę teisę, buvo, o konvencija tai yra faktiškai konstitucinis aktas ir aišku, Lietuva turėjo labai apribotą valdžią, tame Klaipėda turėjo didžiulę autonomiją, bet pirmą kartą Lietuva eina į vakarus ne tik vakarėjanti pati, bet ir į vakarus plečianti savo teritoriją, kuri niekada iki tol Lietuvai kaip nepriklausė. Nu, gal ten gentiniais laikais ir ten klaipėdiškiai ir kuldavo visus, ir lietuvius, ir vokiečius, jeigu pasipainėdavo, bet tai jau mes tokių dalykų tiksliai nežinom. Tai čia yra jo didysis nuopelnas ir matyti, kad Klaipėdos miestas tą nusipelnė. Matot, kadangi tai buvo valstybinė paslaptis, nebuvo galima apie tai kalbėti viešai iki pat 61 metų, kol drauge nepasirodė tas straipsnis Galvanausko ir dar ne viena Lietuvos vyriausybė oficialiai nėra pareiškusi, kad Lietuvos vyriausybė prikišo nagus 23 metų įvykius. Tai dabar nepaslaptis, nes vokiečiai irgi turi savo archyvus, ir prancūzai turi, ir lenkai turi. Tai čia jokios paslapties nebuvo nei tada ypatingos, nei ne dabar, bet visi vaidino gerai savo vaidmenis, Lietuvai reikėjo Klaipėdos uosto, nu ir kaip kai kurie ten manė politikai, nu ką, Vilniaus netekot, tai jums duodama Klaipėda. Tai buvo ir tokių idėjų, nes buvo bjauriausias dalykas Galvanausko, kad tie du klausimai buvo supinami vienu, tuo pat metu reikėjo spręsčios, o tai buvo neįmanoma. Galėčiau aš papildyti jūsų pasakymą. Kadangi Senato pirmininkas jau sakė, kad jis žino mano atsakymą, bet aš ne jo klausimą atsakysiu, o pasakysiu, kad mano supratimu šitokius klausimus apskritai nereikia kelti, nes jie, nu kaip, matot, mes suniveliuojame visą įvykio sudėtingumą į vieną sąvoką. Tai bandom suprastinti, kitaip sakant, viską. Ir tai turbūt nėra labai protingas kelias, ypač čia akademinėje aplinkoje, kaip tik reikia bandyti išaiškinti įvykio sudėtingumą ir pasakyti, kad vienas sąvoka jis nėra paaiškinimas. Taip ir buvo 23 metais, jeigu mes pažiūrėsime spaudą, tai ten į pačių įvairiausių terminų yra vartojama. Ir sukilimas, ir užėmimas, ir prisijungimas, ir prijungimas, ir atvadavimas, ir dar visokiausių terminų, kas reiškia, kad jie neturėjo jokio vieno sprendimo jau tuo metu, kaip tai vadinti. Ir turbūt nesu tikras, ar Galvanauskas ten jau taip jau vieną terminą visur vartojo, aš manau, kad
kaip sakant, įvairiose kontekstuose ir jisai įvairiai kalbėjo. Klausimas pagrindinis yra, kaip tai vyksta ir ką tai duoda. Ir visas tas sudėtingumas, kad iš pradžių vyksta karinė operacija, bet paskui vyksta dėrybos ir tų dėrybų būdų galiausiai Klaipėda tampa Lietuvos dalimi. Tai va čia turbūt šitą dalyką reikia akcentuoti, kad nesibaigia visa istorija sausio 15, kaip jūs klausėte. Dar vyksta ir toliau vasario 16 ir ambasadorių konferencijų sprendimas ir panašiai. Dėkuoju. Taip, ieškau rankų, ieškau klausimų. Gal kas iš Galvanausko vardo mokyklos norėtumėt ar paklausti, ar pasakyti, kaip jūs šiandien. Kadangi tai yra susitikimas, tai neprivalomi klausimai ir neprivalomi pasisakymai. Tai aš atėjau visiškai į pabaigą, matau, kad daugiau klausimų ir nebus. Noriu padėkoti abiems profesoriams, Alfonsui Eidintui ir gerbiamam Safronovui Vasilijui. Ir teikti tokius mažus prisiminimus nuo universiteto. Man Goda padės, o aš ir Gintautui noriu paspausti ranką ir taip pat padėkoti. Ačiū labai visiems. Iki kito pasimatymo.